pagal rezultatą taip atrodo, bet iš tikrųjų vyram kainavo jėgų, nes ir po vakarykščių tokių temptų rungtynių. Ir šiandien irgi taip jau nebuvo, kad mes eitume iškart ir nueitume. Vis tiek reikėjo dirbti gynyboje stipriai. Rezultatas taip neatspindi, kaip pačios rungtynės buvo. Ne, tai aišku, jeigu ir vienas būsi pralošęs visam rate, vis tiek gaila ir tų, ką pralošėm. Mes pralošėm 3 kartus. Tai galėjom ir tų išvengti. Bet aplamai tai patenkintas balansu su komandu. Baigėsi pirmas ratas, mes esam pirmi, neskaitant ten tų vienos rungtynės, kur dar kiti lošime, aš jau sulošė su Šilute. Bet tikrai patenkintas rezultatu. Kur dar yra rezervų, kur galim pasitempti komandai? Turbūt, kaip ne tik tai mūsų komanda, yra keletas komandų, kurios susibūrė praktiškai iš naujo. Tai va tas ir yra, kad dar yra viduje kaip komandui, kur tobulėti, kad pajausti vieni kitus geriau, kaip žaidėjai. Bet, pavyzdžiui, žinotų jau, kai žmonės palošė porą metų, kartu jie žino užsimerkę, tai jis vienas bėgs ten, aš bėgsiu ten, aš galiu ten pasą mesti, o ten stovės mano žmogus, mano draugas, komandos ir taip toliau. Kol kas mums to biškį trūksta, bet, tikėkimės ateis. Labai smarkiai prastėsim buvom, ypač dvitaškių kategorijoje, jeigu jie 70% dvitaškių viską meta, tai o mes ten, nežinau tiksliai kiek procentų, tai paprasčiausiai gal kai kurie žmonės išeina ir jie išsigąsta tų žmonių, kurie nacionalinį lygą jau, kaip sakau, eilę metų žaidžia, kai kiti žmonės pas mums yra tik tai ragavę studentų lygio krepšinio, tai sakau, reikia žaisti, stengtis ir pasiseks. Šiandien galbūt ir įsikandama, ne tų lyderių. Lyderių, kaip sakau, lentelėje, o tų žmonių, kurie gal čia veža tą, kaip sakant, krūvį didžiausią, tai jų ir nebuvo. Tas pats Janišius, tas pats Andrulaitis, tas pats Kūnas gal mažiau žaidžia, bet yra kiti, kaip sakau, pakeitė juos ir jie žaidžia, o mes, jeigu duodam, suteikiam minutės, tai neišnaudojam.